Visiems, aš esu asmeninis treneris Benas Jurgelevičius. Džiugu matyti, kad tiek jūsų čia susirinko, kadangi kalbėsiu pakankamai svarbia tema apie vieną iš mitų, apie vieną iš tabų, ypatingai tarp vyresnio amžiaus žmonių. Ir dažnai mes girdim tokias replikas, ypatingai treneriai, ar ne? Ateinam į sporto salę ir dažnai, jeigu vyresnis žmogus būna šalia, tai išeina kažkokia replika, jėgos treniruotė, čia tol, kol tu jaunas ir gražus, ar ne? O vėliau, o kam jį vėliau reikalinga? Bet realybė yra tokia, kad su metais didėjant mūsų skaičiui pase, jėgos treniruotė tampa vis svarbesnė mūsų sveikatai. Ir šiandien per šitas 20-30 minučių mano tikslas bus argumentuoti ir pateikti mokslų grįstą informaciją, kodėl su metais jėgos treniruotės svarba auga ir kodėl jėgos treniruotė yra kiekvieno mūsų sveikatos higienos dalis. Ok, pereikim prie labai teorinės dalies. Kas vyksta, kai mes senstam, ar ne? Mes netenkam raumenų masės. Raumenų masės mes netenkam todėl, nes... Ok, taip, duks. Raumenų masės mes netenkam todėl, nes vyksta denervacija, tai yra motoneuronai, kurie inervuoja raumenų skaidulas, nyksta ir kartu pasiima raumenų skaidulas. Kitas svarbus aspektas tai yra satelitinių ląstelių praradimas, dėl ko prastėja ir mūsų regeneracinės savybės. Toliau, ką visą tai lydi? Žmogus, kuriam yra virš 50 metų ir nesitreniruoja su jėgos krūviais, per dešimtmetį gali netekti iki 10% raumenų masės ir iki 30% kaulinės masės. Kas toliau? Kojų raumenų jėga ir pati raumeninė masė jinai mažėja greičiau, o jeigu kalbėtumėm apie jėgą, tai jėga mažėja net 2-5 kartus greičiau negu raumenų masė. Ką visą tai reiškia? Jeigu mes žiūrėtumėm, tai, žinoma, raumenų jėga ir raumenų masės netekimas eina kaip ir ranka rankon. Bet kiekvienas iš šitų dalykų atsineša, tarkim, tokias savas, gąsdinančias, kaip čia pasakyti, geriau, išvadas, sakykim. Ir tai prie ko visą tai lydi? Jeigu mes netenkam jėgos, eilinės kasdienės užduotys mums tampa vis sunkesnės. Jeigu mums sunku atsistoti nuo kėdės, galiausiai tampa sunku ir save pamaitinti, sunku vaikščiot ir toks žmogus greičiausiai gali atsidurti senelių globos namuose. Aišku, tai nėra vienintelė priežastis ir aš nebandau to pasakyti. Bet viena iš priežasčių tikrai yra raumeninės masės ir jėgos netekimas. Toliau, kritimai. Jeigu mes netenkam jėgos, netenkam galingumo, gebėjimo švystyti jėgą greitai, mes labai smarkiai rizikuojam nukrist ir nebeatsikelt. Arba nukrist ir, tarkim, gaut rimtą neįgalumą. Nes kaulinė masė jau yra sumažėjus ir kritimas vyresnio amžiaus žmogui ir jaunesnio amžiaus žmogui tikrai nėra lygus. Kitas gąsdinantis dalykas, kaip aš minėjau, apie raumenų masės netekimą. Ir mums pirmiausia reikia prisiminti, kad raumenys tai yra organas pirmiausia. Ir raumuo dalyvauja medžiagų apykaitoje. Jeigu mes netenkam raumenų masės, mūsų medžiagų apykaita lėtėja. Lėtėjant medžiagų apykaitai didėja riebalinis kiekis. Su riebaliniu kiekiu didėja kraujo lipidų kiekis, didėja sisteminis uždegimas, glikeminė kontrolė prastėja. Tai yra vien dėl raumens netekimo. Aišku, išoriniai kiti faktoriai irgi lemia. Ir ką visą tai reiškia, tai mes labai sėkmingai užleidžiam vietą įvairiom lėtinėm ligom plisti. Dabar ar galim savo padėti? Trumpas atsakymas būtų taip. Tai vat, daug žmonių irgi nežino to, jog kai mes judam
raumuo susitraukinėdamas sukuria daugybė molekulių miokinų, kurie dalyvauja įvairiuose priešuždegiminiuose procesuose. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl jėgos treniruotės ir įvairios judesio formos yra viena iš prevencijų lėtinėm ligom. Tai jeigu jau įtikinau, kad jėgos treniruotės mes visame amžiuje turim įterptis į savo kasdienybę, tai klausimas galėtų natūralus plist, nuo ko mums reiktų pradėti. Tai žinau, kad mes esam visi, kol nieko nejaučiam, amžinai sveiki. Bet pirmiausia, reiktų pradėti nuo gydytojo konsultacijos. Dabar kodėl? Kadangi pati paskaita yra dedikuota į vyresnio amžiaus žmonės, reiktų suprasti, kad su amžium pirmiausia didėja rizika kažkokiai nediagnozuotai širdies ir kraujagyslių sistemos ligai. Tai, palaukit, gerai. Tai ką ir minėjau, tai didėja rizika nediagnozuotai širdies ir kraujagyslių sistemos ligai. Tai tokios ligos dažniausiai nepasireiškia tiek daug ramybės metu, bet jos pasireiškia fizinių krūvių metu. Būtent tai yra viena iš priežasčių, kodėl mums reiktų pirmiausia pasitarti su gydytoju. Kitas labai svarbus aspektas tai, kad plinta smarkiai lėtinės ligos. Kiekviena lėtinė liga, jinai turi kažkokias savo kontraindikacijas. Tai vadinasi, ko mes negalim daryti fizinių krūvių metu. Jeigu vartojam vaistus, vaistai lygiai taip pat dažnai turi savas kažkokias indikacijas, koks pokytis bus fizinių krūvių metu. Tai pradėkim nuo to. Pavyzdžiui, labai paprastas pavyzdys – aukštas kraujo spaudimas, ar ne? Aukšto kraujo spaudimo metu dažnai žmonės vartoja vaistus, kurie būna beta blokeriai arba kalcio kanalų blokatoriai. Jie turi poveikį mūsų organizmui ir vienas iš tų poveikių, jog jie staigiai gali sužeminti mūsų kraujo spaudimą, kai mes keičiam padėtis. Tai jau viena būtų išvadų. Turim lėtai keisti padėtis, turim padaryti išilgintą apšilimą, atvėsimą. Tai būtent dėl tokių smulkmenų, pavyzdinių, ar ne, mes pirmiausia turim pasitarti su gydytoju. Mes turim žinoti, jeigu mes turim kažkokią būklę, kaip mūsų krūvis turės kis dėl jos. Sekantis dalykas – individualios rekomendacijos iš judesio specialisto, ar ne? Vėl. Visi turim suprasti, kad nepaisant to, kad atrodom labai panašiai, negalim daryti to, ką daro kaimynas mūsų. Gali mums trūkti mobilumo kažkuriam segmente, galbūt stabilumo ir dėl to judesių įvairovė turi būti mums kitokia. Sekantis dalykas, tai geras dažnai klausimas, kuris būna, ar mums būtini didelis intensyvumas, didelis svoriai. Ir aš įdėjau vieną iš American College of Sports Medicine rekomendacijų ir norėjau išryškinti būtent tą 40–50% nuo vieno maksimalaus kartojimo. Galbūt daugam tai nieko nesako, bet pats intensyvumas yra labai mažas. Ir ką tai reiškia, jog išveš žmogų iš nulinio taško mums nereikia labai didelės superinės įrangos ir tai gali netgi būti atlikta namuose. Toliau įdėjau dar vieną tokį straipsniuką, ištrauką, abstraktą jo. Buvo taikytas pritūpimų krūvis ir po vien pritūpimų krūvio tarsi jokio pokyčio sveikatai nebuvo nustatyta. Ir sakyčiau, čia yra labai svarbi vieta, ką aš norėjau pasakyti, jog mums reikalinga judesio įvairovė. Tai pagal American Council on Exercise rekomendacijas mes turėtumėm atlikti bent 5 pagrindinius šabloninius judesius. Tai yra kelių klubų lenkimo, tai yra mirties traukos arba pritūpimo, ir tai yra labai modifikuojami judesiai. Turėtumėm atlikti vienos kojos dominuojantį judesį, pavyzdžiui, įtupstą. Turėtumėm atlikti rotacinius judesius, taip pat viršutinės kūno dalies traukimą ar spaudimą. Tai yra minimumas, ką mes turėtumėm atlikti tam, kad būtumėm sveiki. Toliau galingumas, gal pereisiu iš karto, nes laiko mažėja. Ir jeigu mes dar kalbam apie jėgos treniruotės, tai kartais, kai gali pamatyti kokį vyresnio amžiaus žmogų dar atliekant jėgos krūvį, tai sakytumėm, reta, bet galima pamatyti. Bet ko gero praktiškai nieko nepamatysi, kas atliktų galingumo krūvis. Tai yra gebėjimą išvystyti jėgą greitai. Ir šito gebėjimo mes netenkam dar anksčiau negu jėgos.
Ir jisai netgi labiau yra susijęs su dinaminė pusiausvyra ir gebėjimą išlaikyti padėtį, kai mes esam nestabilūs, krentam ir kitaip. Tai vėlgi paprastos labai rekomendacijos, kad suprastumėt, jog tai neturi būti irgi kažkas labai sunkaus, sudėtingo. Galim atlikti paprastą labai pratimą, tačiau koncentriniam susitraukime duot komandą kuo įmanoma greičiau. Kaip tai atrodytų? Jeigu aš atlieku paprastą pritūpimą, kyla aukštyn, aš prašau savo kliento, kad jisai tai atliktų kuo įmanoma greičiau. Tai nėra raketų mokslas. Ir visą tai galima atlikti labai paprastai. Toliau. Dabar dar vienas dažnas klausimas, kurio susilaukiu ypatingai aš. Ar man nėra per vėlu? Ir tai, kad suprastumėt, kad nėra per vėlu, tai aš ištraukiau labai seną mokslinį straipsnį, nes tai jau žinoma labai senai. Tai netgi 96 metų būnant, žmogus visiškai be jokios patirties, atlikdamas jėgos krūvių, sugebėjo padidinti savo raumenų masę ir jėgą. Tarp kitko, šiam senoliui, kurį jūs matot, dabar yra 101 metai. Tai amžius nėra pasiteisinimas. Turėkit tą omeny visą laiką. Dar viena diskusija. Laisvas judesys ar treniruoklis. Ir dirbdamas su savo asmeniniu klientu, aš dažniausiai naudoju kažkokį laisvą judesį, ar ne, bet bėda yra tame, kad jeigu mes žiūrėtumėm, koks yra geriausias pratimas, diskutuotumėm, koks yra geriausias pratimas žmogui, kuris nori pakeisti savo sveikatą. Tai numeris vienas dalykas, ką aš supratau per savo praktiką, tai pirmiausia tas, ką jisai galėtų savarankiškai atlikti, kas būtų pakankamai paprasta, ką jisai įsisavintų greitai ir gebėtų atlikti vėliau savarankiškai. Ir čia mes jau galime jungti ir treniruoklius. Žinau, kad yra labai dideli debatai, funkcinės treniruotės prieš treniruoklius, ar ne? Ir jeigu tu būsi treniruoklių bent kažkur advokatas, iš karto būsi sudėdamas į dėžutę, pavadintas kultūristu, bet iš sveikatos pusės tai nėra tiesa. Ir tam, kad su treniruokliais mes galim taip pat ypatingai vyresnio amžiaus žmogui ženkliai pagerinti sveikatą, tai aš ištraukiau irgi iš stambios gana meta-analizės išvadas, jog pagrindiniai funkcijai mums nereikia kažkokių labai sudėtingų pratimų. Treniruoklis taip pat gali ženkliai pagerinti situaciją. Tai kodėl aš taip dabar juos adresuoju? Su treniruokliu yra kur kas sunkiau susižeisti, sakykim taip, kur kas greičiau išmokyti ir netgi lengviau modifikuoti. Tai jokiais būdais nereiškia, kad mes turėtumėm išmest laisvus judesius iš rutinos. Bet tai irgi gali būti įrankis. Todėl tai, mano ko gero, viena svarbiausių žinučių. Toliau, pasilikau pabaigai, kad dar vieną papildomą priežastį visiems pamotyvuoti, pasakyčiau, kodėl mes turim atlikti jėgos krūvius. Vienas iš dalykų, kurio mes netenkam senstant, tai yra kognityvinės funkcijos, ar ne? Mūsų galvos smegenų sveikata taip pat prastėja. Ir vienas tokių esminių dalykų, kuris prastėja, vadinamas angliškai processing speed, tai yra smegenų informacijos apdorojimo greitis arba tai, kaip greitai mūsų smegenys reaguoja į kažkokį stimulą, pakitusią situaciją, kaip greitai jos geba atlikti užduotį. Ir tas greitis, jisai lėtėja mums senstant, ar ne? Reakcijos greitis tas. Ir dažnai kognityviniai testai būtent yra atliekami matuojant reakcijos greitį į kažkokį stimulą. Tai labai abstrakčiai tariant, ištraukiau vieną iš naujesnių straipsnių, tai yra lenkų mokslininkų atlikta, kurie per keletą mėnesių jėgos treniruočių intervenciją sugebėjo pagerinti žmonių reakcijos greitį. Dar viena papildoma priežastis, kodėl mes turėtumėm atlikti jėgos krūvius. Ir reakcijos greitis taip pat siejamas yra ir su motorika, aš kalbėjau apie kritimus ir kritimų riziką. Ir kritimų rizika labai priklauso ir nuo pusiausvyros valdymo, o pusiausvyros valdymas yra ženkliai priklausomas nuo reakcijos laiko. Tai vat, galiausiai vienas tokių gražiausių dalykų apie jėgos treniruotę, tai kad jėgos treniruotė yra labai smarkiai modifikuojama. Ką tai reiškia? Mums nebūtina, kaip tai močiutė į kampe, atlikti pritūpimus su štanga.
Jeigu mes nesam pajėgus, jeigu mes neturim pakankamai mobilumo, mes galim visą laiką judesį modifikuoti ir pritaikyti jį esamam žmogui. Žinau, kad galbūt yra klausančių, žiūrinčių per internetą žmonių, kurie net negali pačio pritupimo elementaraus atlikti. Lygiai taip pat galima modifikuoti tokį judesį. Kažkokią atramą paduoti, kamuolį už nugaros. Ir visi šitie dalykai galbūt sukuria kažkokį, kai dažnai mes, ypatingai aš pasakau, jėgos treniruotė vyresnio amžiaus žmogui, iš karto vizija ateina su didelėm štangom, kosminiais sunkiais pratimais, bet pratimai gali būti labai lengvai supaprastinti. Bet tam jau aišku reikia judesio specialisto. Taip, galiausiai, svarbus esminiai dalykai, kuriuos norėčiau, kad įsineštumėte, jeigu tai pasakosit ir savo seneliam, tai pagrindiniai dalykai, jog mes neturėtumėm sulaikyti kvėpavimo pratimų metu atliekant, ypatingai su vyresnio amžiaus žmogum. Mes turim pasitart su gydytojais ir išsiaiškinti vartojamų vaistų pasekmės fiziniam krūviui, galiausiai pasipriešinimą didinti labai lėtai. 5% taisyklė. Ką tai reiškia? Paimkim pavyzdinį pratimą. Kojų spaudimas, kas jo salėje nedaro, ar ne? Tarkim, gebam atlikti kojų spaudimą, daug kartojimų su 50 kg, padidinam svorį tik 5%, kol vėl atliksim daug kartojimų. Vadinasi, tai būtų tik 52,5 kg. Mums reikalingas labai lėtas intensyvumo didinimas, ypatingai kai kalbam apie vyresnio amžiaus žmogų. Aišku, kad nesuprastumėt klaidingai ir nepagalvotumėt, kad aš adresuoju tik jėgos treniruotę ir manau, kad tai yra vienintelis nepakartojamas faktorius, tai aerobinė treniruotė. Vėl dingo trumpam. Aerobinė treniruotė tai yra širdies kraujagyslių ir sistemos treniruotė, lygiai taip pat puikiai ištirta sveikatai ir tai yra du ko gero svarbiausi komponentai, jeigu mes kalbam apie sveikatą. Tai apibendrinimas, jėgos treniruotė yra vaistas ir man labai patinka American College of Sports Medicine tokie klišė. Exercise is medicine. Bet jeigu mes žiūrim į treniruotės per vaisto prizmę, lyginam jį su vaistais, tai labai svarbu priminti, jog lygiai taip pat kaip ir vaistus prieš pradėdami vartot, mes ko gero pasitarsim su gydytoju ar vaistininku, lygiai taip pat ir fizinį krūvį įtraukdami į savo treniruotės mes turim pasitart su kažkuo, kuris tai išmano. Skirtumas tarp vaisto ir nuodo yra dozė. Ir lygiai tas pats yra su fiziniu krūviu. Fizinis krūvis gali ženkliai pagerinti mūsų sveikatą arba ją visiškai sužlugdyti. Todėl turim taikyti atsakingai su profesionalo ir specialisto priežiūra. Tai toks šiandien mano tokia trumpa žinutė. Taikykim jėgos treniruotės, nes tai yra vienas iš jaunystės vaistų. Ačiū.